Kai buvo išrasti pirmieji 4 buitiniai elektros prietaisai, eilė atėjo ir 5. Žiauriai reikalingam namų apyvokos daiktui. Ponios ir ponai, šiandien laidoje vibratoriai. Ar jūs žinote, kas ir kodėl išrado vibratorius? Nežinau, nesidomėjau niekada. Aha, gerai, spasiba. Buvo poreikis ir išrado. Nėra nei vieno daikto, kuriam nebūtų poreikis. Tai matyt, jeigu buvo paklausa, tai atsirado ir pasiūla. Ojei. Turite menį vibratorių, kuris panašus į šitą? Ne, neįsivaizduoju. No, I don't know. Tai manau, tai labai senoviai tenais, visokių tenais paprastų dalykų, ten visokiam daržovėm gal ten pradėjo, paskui buvo reikalas ir padarė tokį dalyką. Nežinau kas, bet šiaip savo. Kad moteriams linksmiau būtų, kol vyrai dirba. Kodėl išrado? Kai vyrai išėjo į karą, man atrodo, atėniečiai ir spartiečiai. Kai atėniečiai ir spartiečiai, Lisistratė išrado vibratorių. Kas tokia? Lisistratė, kuri užsidarė nuo vyrų, kad vyrai turėtų taiką. Atėniečiai ir spartiečiai, kad susitaikytų, nes jos negalėjo pakęsti karo, nes kai karą išeina, visą laiką kariau, jos vienas lieka. Tuomet ir jos pasidarė tokį kaip tvirtovę ir tada pasidarė vibratorių. O mechaninį vibratorių, tai yra elektrinį, kaip tokį, kaip buitinį? Tai čia technologijos, čia ištingėjimo, man atrodo. 1880 metais elektrinį vibratorių išrado britų gydytojas. Jam, kaip ir visiems jo specialybės atstovams, labai greitai pavargdavo ranka gydyti moteris nuo isterijos. Taip. Dar Viktorijos laikais šią ligą pripieždavo visoms, kurios skundėsi nemiga, mažakraujystė, nervingumu, skysčio organizme kaupimu, raumenų spazmais, apetito praradimu, taip toliau ir taip toliau. Mokslininkų teigimu visus tos negalavimus sukeldavo moteriška sėkla, kuri užsistovėjusi organizme pradėdavo pūti, taip suterždama kraują. Todėl ją skubiai reikėjo pašalinti. Medikai stimuliuodavo jų lytinius organus tiek ranka, tiek daiktų panašių pimpalą, tiek vandens srove. Pastarojo metodo buvo greit atsisakyta, nes tai brangu, nepraktiška ir neportabilu. Jei ligonė pageidauja gydytis namų sąlygomis. 1902 metais verslininkai užčiapė aukso gyslą. Tada vibratorių buvo nupirkta daugiau nei tosterių. Šis laimę moterims nešantis prietaisas be jokių tabų buvo reklamuojama šalia plaukų segtukų, muilo ar dantų pastos. Pasirodo, vibratoriai taip pat gydė migreną, dantų skausmą ir perštinčią gerklę. Vėliau ėmė steigtis grupinio masturbavimosi būreliai, atsirado pirmieji sekšopai, dėka Reigano administracijos sveikatos komitete vibratoriai tapo panacėja apsisaugojant nuo živ. Beveik kaip stebuklų lazdelė. Ar ne, moteris?